Sveiki, mano brangieji. Atnaujinu rubriką mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus. Ir šiandien taroskopas liūto ženklo atstovams rugsėjo mėnesiui. Taip, nubalsavote, kad jums labiau patinka mėnesio taroskopai, todėl bandau vėl spėti kažkaip tai įrašyti ne tik savaitinius, bet ir mėnesio. Tai va, pradedam tuomet nuo, taip, kokie čia pas mus metų rato taro kaladė. Kol aš maišau kortas, jūs žinote, kad galite irgi mintimis prisijungti prie visatos informacinio lauko ir užduoti klausimą visatai, kokiegi pagrindiniai pokyčiai laukia manęs rugsėjo mėnesį, arba jeigu jūs turite irgi konkrečią užklausą ir norite išgirsti atsakymą į kažkokį savo rūpimą klausimą, tai irgi tiesiog užduokite į tokią intenciją, kad aš gaučiau atsakymą į tokį ir tokį klausimą, išgirščiau kažkokį patarimą ar naudingą informaciją. Taip, liūtukai, pradedam rugsėjis, kas laukia rugsėjo mėnesį. Taip, korta Pentaklių karalius, antra korta bokštas ir trečia korta pakaruoklis. Mėnesio pradžia laukia tokia įdomi, sakyčiau taip, nuo netikėtumų prasidės mėnuo. Pentaklių karalius tai bus arba kažkoks tai asmo, žemės stichijos atstovas, jautis ožiaragis arba mergelė pagal zodiako ženklą, praktiškas, paprastai žmogus, toks žemiškas, stabilus, pastovus, toks be jokių, sakykim, taip kažkokių tai svajonių, ten išskridimų į kažkokius ten pasaulius, kosminius ir taip toliau, toks labai stabilus, žemiškas žmogus, stabiliai ir taip racionaliai, praktiškai mąstantis. Tai va, arba čia bus susiję va tas netikėtumas pagal bokštą, nematotgi, kaip visada bokštas griaustinis iš giedro dangaus. Bokštas tai yra tas, kas, toks šokas, kaip aš sakau, ėjom ir plyta ant galvos nukrito, bet ta prasme, kad kažkoks tai toks šokiruojantis netikėtumas, kuris sužlugdo mūsų planus. Tai arba tai bus susijęs su šito žmogum, jūsų planai žlugs, kas liečia šitą žmogų, arba tai yra irgi finansai, nes yra Pentaklių karalius, tai žinoma gali dar reikšti ir finansinę padėtį. Tai gali būti toks irgi netikėtas nuostolis ar praradimas, tas kaip griaustinis iš giedro dangaus, nukris plyta, bet ne ant mūsų mašinos ir reikės ją remontuoti, keisti, aš nežinau ką, nuostolį tą taisyti, atpirkti, taip sakant, kad galėtume vėl važinėti. Jeigu ten dabar daugeliui mašina, ypač kas gyvena ten kažkur tai užmiesčiuose, arčiau gamtos, tai yra tiesiog peilis, taip sakant, jeigu tai atsitinka, nes žmogus negali niekur nuvažiuoti ir reikia kuo greičiau tvarkyti reikalus. Tai va toks netikėtumas. Čia vėlgi aš jums dėl mašinos, žinoma, nepriimkite tai kaip duotybę, o tai yra pavyzdys tokio įvykio, to netikėtumo, to griaustinio, iš giedro dangaus. Tai va, tai gali irgi būti susiję kažkas tai su nekilnojamųjų turtų, su būstu. Nes dažnai pagal bokštą tai yra irgi visokios problemos su būstu. Kaip visokios irgi tas pats, tai jeigu aš gyvenu bute, tai kažkas tai gali atsitikti tokio pas mane, ten kažkokia sena kanalizacija kažkur sprogs. Ten pas kažką tai viršui, virš manęs irgi įvyks kažkoks tai netikėta avarija ir ten viskas pradės bėgti man sienom ir taip toliau. Tai čia toks irgi pavyzdys, kas gali būti susiję, ta žala, netikėtumas susijusi su būstu. Taip, ir korta pakaruoklis. Korta pakaruoklis, matotgi, čia visada žmogus, kuris kaba aukštyn kojomis ir žemyn galva, pakabintasis jisai. Tai jisai dažnai, žinoma, tai yra tokios aplinkybės, dėl kurių tenka pakabėti, kaip aš sakau, tarp žemės ir dangaus.
tai tokia neaiški, nu, sakykime, taip užsitęs, ne, kažkokia va šita problema ir netikėtumas nebus taip, kad jinai 1-2 ir ten kelių dienų bėgiai išsisprendžia. Va dėl jos teks ir pakabėti tarp žemės ir dangaus, nes, nu, akivaizdaus sprendimo arba greito sprendimo neateis. Neateis, reikės išlaukti momentą, nes čia pagal pakaroklį tai yra ir kantrybė, ir tam tikras pasiaukojimas, nu, kažką tai paaukoti vardan vėlgi to, kad išspręsti problemą. Tai va, tai kiekvienas turės paaukoti kažką tai savo, jau čia konkrečiai kortos jums nenurodo ką, bet žinote, kad viena iš tokių irgi stiprių pakaroklio reikšmių tai yra paaukojimas arba, vat, sakau, situacija, kuri negali būti išspręsta greitai ir, vat, reikia, vat, taip ir galim pakabėti tarp žemės ir dangaus, nieko nesugebant padaryti, nors kad ir kiek mes ten spartydumės, norėtume ten nulypti nuo to medžio, ant kurio mes pakabinti, nu čia, jeigu kalbant apie kortą, bet nepavyksta, kol kažkas tai, sakykime, neateis ir mums nepadės ir neišsilaisvins mūsų iš tos kilpos. Taip. Ir aš imu antrą kortą, auksinio meno taro, antrą kalatę, atsiprašau. Šiandien aš kažkaip tai taip lėtai mąstau ir nežinau, galbūt ir netinkama diena buvo video filmuoti, nes aš kažkokia tokia irgi, nu, kažkokia lėta, taip tokia, va, išsiblaškiusi, tokia labai. Taip, nu, žiūrim, kas gausis. Taip, liūtai, rugsėjis, kas laukia, liūtų, rugsėjo mėnesį. Ir tai korta 4 pentakliai, korta kardų tūzas, ir vėl pakaroklį ištraukiau, ir korta 8 pentakliai. Va, rodau, vėl yra pakaroklis, matot, 12 didysis arkanas. Nu, tai čia man irgi kaip patvirtinimas, jūsgi žinot, kad aš po 2-3 kartus iš skirtingų kaladžių ištraukiu tas pačias kortas, nu, tai jau čia, kaip sakoma, kiekvienam aišku, kad jau šitas įvykis tikrai turėtų įvykti ir, nu, tikimybė jo ten padvigubėja, patrigubėja, žiūrint nuo kiekio kortų, kuriuo aš ištraukiau tų pačių. Taip. 4 pentakliai. Nu, 4 pentakliai vėlgi tokios, sakykime, finansinės problemos, tai tikriausiai nuo to nuostolių, kurį mes turėsime. Nu, jūs žinote, aš irgi liūtė, todėl sakau, kai apie liūtus kalbų visada mes. Taip, tai čia kažkokie finansiniai nuostoliai ir šita korta sako apie tai, kad, nu, arba nebus iš kur, sakykime, taip paimti tų pinigų, nu, arba kaip tik reikės, nu, atidaryti savo skrinelę, jeigu tokią turite, ten, kur guli jūsų santaupos, ir iš ten reikės pasiimti, kad ir kaip nesinorėtų, bet bus kaip bus, finansinį nuostolį reikės padengti. Taip, ir pagal 4 pentaklius, nu, va čia, kadangi šalia kardų tūzas, tai dar pasakysiu, pagal 4 pentaklius dažnai eina visokios pavydo scenos. Pavydo scenos ir dėl to, va, aštrus konfliktas, aštrus kaip ant peilių su žmogum. Pavydo scenos, nu, žinoma, arba su partneriu, arba gal, aš nežinau, gal kas jums gali pavydo sceną, dar gal darbe, nu, aš kolegė, kolegos, su kuo jūs ten draugė irgi ar draugas, galbūt gali, nu, aš turiu omeny ne partneris, o su kuo tiesiog draugiški santykiai, galbūt irgi ten, nu, kažkaip, nu, dabar eina vis tiek tas, dar visos tos retrogradinės planetos, tai, nu, vat, gali irgi tokius išaukti žmonėm, nu, va, tokius priepolius, kaip aš sakau, pavydo sceną, kuomet žmogus tiesiog neištvėrė ir ten jums viską išsakė, jeigu jūs ten vieną kartą išėjot papietauti ne su juo, o su kitu kolega ar su kita kolega. Tai va, nu, aš irgi čia kažką modeliuoju ir jums pasakoju iš asmeninės patirties daugiau, ne? Taip, tai vat irgi aštrus konfliktai, tuomet, kai, nu, vat,
reikia aiškinti santykius, kad ir nesinori, galbūt jūs net ir neplanavot, bet žmogus vat, norės su jumis pasiaiškinti santykius. Ir taip, sakykime, taip, netokių gražių būdų, kada žmonės tiesiog papasakoja vienas kitam, taip ramiai, kažkokios pretenzijas, kaip jaučiasi, kas nepatinka jo elgesį, kito žmogaus elgesį, kas užkabina, kažkokią ten gaidelę širdį. Bet vat, būtent su tokiom, aršiai su toje pretenzija, arba ten pakeltų tonų, vat taip, toks gali laukti konfliktas. Taip, ir 8 pentakliai, čia ačiū Dievui, po nuostolį turėtų būti labai daug darbo, kad atsipirktų tas nuostolis. Pagal 8 pentaklius visada žmogus užimtas darbų, sakykime taip, nuo ryto iki vakaro dirba, vakala tą pinigą, bet, kokybiškai atlieka savo pareigas, savo paslaugas teikia ir dėl to turi daug klientų, daug užsakymų. Taip. Ir aš imu 3 kaladę, tai yra svajonių taro. Taip, žiūrim toliau, liūtai, kas laukia rugsėjį. Rugsėjis, liūtai, kas laukia. Korta 5 lazdos, korta tūzas taurių ir korta taurių riteris. Čia irgi vėl, kaip aš jums ir sakau, konkurencijos ir kovos korta, 5 lazdos. Tuomet, kai reikia, sakykime taip, jeigu jūs žmonės ar žmogus puola, tai žinoma reikia kažkokios gynybinės pozicijos laikytis. Tai kaip? Tai yra natūrali psichologinė reakcija. Kad ir kaip nesinorėtų, sakykime, bet vis tiek iššaukia irgi kažkokią tokią emociją, kuomet irgi į pakeltą toną norisi atsakyti pakeltų tonų. Į kažkokią ten tokią pretenziją, tokią tiesmukišką aršią, labai delikačią, norisi irgi tokią kažkokią, numesti. Bet, čia vėlgi priklauso viskas nuo mūsų sąmoningumo ir mūsų mokėjimo save kontroliuoti. Tai jeigu, sakykime, aš visada sakau, bent jau savo kažkada irgi taikiau tokią taisyklę, žinome, aš irgi apie ją pamirštu labai dažnai, kad Liudmila įkvėp ir paskaičiuok iki 10 prieš atsakydama į kažkokią ten pretenziją, priekaištą ir taip toliau, kritiką. Tai jeigu aš taip padarydavau, tai žinoma, man jau pavykdavo ten save sukontroliuoti, irgi ten toną kažkokį, nekristi į tą patį, į tą pačią energiją. Bet jeigu iškart Liudmila reaguoja ten sekundės bėgyje, tai žinoma, nepavykdavo. Tai čia ir yra tokia kova, konfliktas, kuomet mes einam į gynybą tokią ir pradedam save ten teisinti, ginti arba netgi pulti kitą oponentą. Tai gali būti tokia irgi, vėlgi yra konfliktas ir yra vis tiek neišvengsime mes rugsėjo mėnesį kažkokio santykių aiškinimas ir kažkokio konfliktinės situacijas. Taip, bet paskui jau 2 kortos yra labai geros, tai yra taurių tūzas ir tai yra riteris taurių. Tai vėlgi jau tokios emociškai, emocinės kortos, taurės, tai yra žmogaus emocijos, bet tai yra daugiau, bus susijęs su kažkokiu, jau pagaliau su kažkokiom maloniom emocijom, kadangi taurių riteris, jisai visada priduoda, kažkokio, sakykime, taip tokio pramoginio ar malonaus turinio. Tai kažkoks tai gali būti pasiūlymas, vėlgi susijęs su kažkokiom gerų laiko praleidimu. Tuomet, kai emocijos turėtų pakilti iš tų kažkokių tai konfliktinių tokių santykių aiškinimosi į tokias švelnes, gražias emocijas, kuomet gaunamas malonumas ir pasitenkinimas iš bendravimo. Tai arba mūsų liūtukai pasibaigs tą situaciją konfliktinę, tas santykių aiškinimasis, su bet kuo, su kuo ten teks aiškintis tos santykius, susitaikymu ir išsiaiškinimu, sakykime,
numalšinsimės visą tą audrą ir viskas bus gerai. Taip, arba dar liutukai gausite galbūt kažkokį pasiūlymą malonų iš malonaus jaunolio, jums patinkančio, į pasimatymą nueiti, aš nežinau, bet koks malonus pasiūlymas, kažkas susijęs su jausmais, galbūt simpatija kažkas parodys, galbūt jeigu vėlgi turėjote kažkokį irgi nesutarimą, ar buvote laikinai nutraukę bendravimą vėl dėl kažkokių tai nesąmonių, įsižeidimų nesąmoningų, tai viskas turėtų susitvarkyti. Taip, kiek aš čia jau prikalbėjau, gerai, viskas tvarkoj, 15 minučių, dar yra 5. Taip, ir aš imu paskutinę kaladę šviesaus pranašo Taro. Aš tokia meteo priklausoma tapau, tau. Va dabar tamsėja, taip patamsėja už lango, viskas apsiniaukia ir iškart jaučiasi, taip net liežuvis pinasi. Sulėtėjimas mąstymo ir viso kito. Taip, traukiu kortas, liūtai, rugsėjis, karalius, kardų, 7 lazdos. Taip, ir šitas vežimas, o ką vežimas mums reikš? Kelionę ar ginčą? Kelionę su šeima tikriausiai. Taip, čia patikslinimo kortą išėmiau. Gerai, kardų karalius, kas pas mus buvo pirmas pentaklių karalius, dabar kardų karalius, tai yra oro stichijos atstovas, tai gali būti dvynys, svarstyklės, arba vandenis pagal zodiako ženklą. Kardų karalius tai yra logiškas, intelektualus žmogus, labai aukšto intelekto, paprastai, toks labai apmąstantis viską taip giliai, mokantis analizuoti, analitinio mąstymo žmogus, sakykime, visi tie tiksliųjų tų mokslų atstovai, tai yra kardų karaliai. Taip, tai va toks žmogus turėtų būti šalia jūsų. Taip, 7 lazdos. Čia 7 lazdos. Čia kažkokia įdomi šita šviesaus pranašo kaladė. Tai 7 lazdos paprastai tai yra kliūtis, kurias reikia įveikti. Bet čia aš traktuoju paveiksliuką, žinoma, dar atsižvelgiu į tai. Čia yra meditacijoje, ne? Meditacijoje moteris, kuri, jinai kažkaip ir toks burbulas aplink, ir nuo jos sklinda šviesa, tai jai kaip ir pavyko jau kažkokį nušvitimo laipsnį pasiekti, ne? Tai tikėkime, kad būtent šitą kortą apie tai ir byloja, kad rugsėjo ten į pabaigą daugiau galbūt turėsime laiko daugiau skirti kažkokiom dvasiniam praktikom, meditacijom, pasiekti kažkokio nušvitimo, kiekvienam žinoma, tai tas žodis reiškia kažkokią savo, turi reikšmę. Galbūt tiesiog tas toks sąmoningumas, sąmonės plėtimasis, išminties gavimas, tokių kažkokių tai įsitikinimų klaidingų, suvokimas, kad reikia jų atsikratyti, kad reikia suvokimas to, ko reikia būtent jum, kad gyvenimas pagerėtų. Visi tokie dalykai, sakykime, tie, kurie mentalinėme lygmenyje duoda tokios naudos, duoda tokių insightų, kaip dabar madinga vadinti, ne? Tai kažkas gali būti tokio. Bet jeigu tai nereikš būtent, ką aš sakau, kad sėdėsite lotoso pozą ir medituosite, tai iš kardų karaliaus gali jisai jums sudaryti tam tikras kliūtis. Va šitas žmogus, kardų karalius, nes nuo jo eina šitos kliūtis, jeigu taip imti tradicinę kortos reikšmę. Taip, ir dabar paskutinė korta buvo vežimas. Vežimas tai arba kelionė, arba konfliktas, arba
transporto priemonę. Transporto priemonė, tai korta visada sako apie tai, kad galbūt jūs įsigysite kažkokią naują transporto priemonę. Kadangi aš patikslinimo kortą dar išėmiau, kad pasižiūrėti, kokioje reikšmėje būtent šitą atsistojo kortą, ar ginčas, vėlgi konfliktas, ar tai kelionė, ar tai pirkimas, įsigijimas, tarkim, naujos mašinos, naujo automobilio. Tai taip, galbūt pirksite naują šeimininę mašiną, kadangi šeimos korta 10 pentaklių, arba keliausite rugsėjo pabaigoj visi kartu su šeima, galbūt automobiliu, jeigu neskrysite, tai va, gal čia dvigubai taip jums ir sugros šitą kortą. Tai va, tiek bus mano mėlieji, aš kaip visada prašau jūsų kažkokių reakcijų, prašau dalintis video, prašau išsaugoti video, kad būtų kažkokias energijos mainai, kad augtų auditorija, ir kad, sakykime taip, pildytųsi tą prognozę. Tai bent jau pakomentuokite ten, tebūnė taip, ar dar kažką tai panašaus priimu su dėkingumu ir jau to bus pakankama. Ačiū Jums labai už dėmesį, linkiu nuostabaus rugsėjo mėnesio iki sekančio karto.